Va, pasižiūrėk, kaip atrodo. Ką, chebrytė, turim kur išvesti, tokį gražų video ciklą pradėsim daryti, nes mums reikia, kad jūs įsirinktumėt nuostabias šventės vietas ir kai atvažiuosime mes jūsų šventę, būtume garantuoti, kad jūsų pasirinkimas buvo teisingas. Keliausim aplink visą Lietuvą, visas sodybas, kiek pavyks spėti šią vasarą ir atsiminkite yra toks dalykas, kad visi video stengsime daryti vienu kadru, taip kaip mato svečiai, nuo parkingo iki čilo zonos. Pradedam. Gerai, keliaujam, tada grįžtame į lauką. Brum. Taip, šiandieną, palauk, reikia atsitraukti toliau, ne, šiek tiek. Šiandieną esame Tenženėje, kuri yra 8 km nuo Palangos. Yra labai graži, vidus visas baltas, bet pradėkime nuo išorės. Tai 8 km nuo Palangos visą laiką veda asfaltas. Turim vietos grubiai 25, jeigu reikia, ir 35 automobiliam. Tai va, jaunieji, kai atvažiuoja čia, keista, ne dabar? Aš esu labai, manau, prastas operatorius, bet okay, jaučiuos kaip su žmona atostogas. Tai va, jaunieji atvažiuoja iki čia, išlipa ir štai šioje terasoje laukia jaunųjų sutikimas su visais svečiais, gal su duono druska vandeniu, gal tik su šokiais. Štai čia terasoje būna alaus kampelis, svečiai gali slėptis nuo saulės arba nuo lietaus. Taip pat laukia turim tokį žaliai kampelį, bet čia yra mažasis žalesis kampelis su fontanu ir su terasėlės kampu. Šiaip dažnai va, toje vietoje, nežinau, kaip tau Tauti vyksta sveikinimai. Nu, bet čia aiškiai galite rinktis bet kur. Jo. Turim tokį, vat, galit pasižiūrėti ir šitų kampų, kaip atrodo sodyba, nes tikiu, kad labai įdomu žmonėm pažiūrėti ne tos momentus, kur, kaip sakyti, reklaminės fotkės, bet realiai, kaip akytės rodo. Tai keliaujame į slaptą į Tenženės kampą, kurį tikriausiai iš 100 svečių, 20 svečių gal ir pamato, bet tikriausiai, kad ne. Šiaip dabar esame Liepos 22 arba 3 dieną. 23 dieną. Jo, rytoj 24 vestuvės. Va, teisingai, jam. Tai čia galima daryti ceremonijas gamtos apsupty. Arba ką esi, Aurimai, čia daręs? Sudaręs ritmas kitaip pasirodymą, o kaip Tautvi kaimynai? Kaimynai žiauriai geras klausimas, nes didžioji dalyje, nežinau, gal 8 procentų Lietuvos sodybų yra kaimynai ir automatiškai lauke tu negali jokios muzikos leisti nuo 10 valandos vakaro, o čia yra labai fainai, nėra kaimynų, daryk ką nori. Kaip sakė savininkas, svarbiausia be ilgalaikių padarinių. O jeigu, pavyzdžiui, ferverkai? Ferverkai iki 23 valandos, bet ir tai toks sąžinės dalykas. Esam tikrai turėję sodybų, kur dar kai leisdavo ferverkus, kaip pasakyti, masiškai leisti, atvažiuodavo kosminiai ferverkai, paleisdavo kitą rytą su sodyba, kalbėjo, sodybos savininkas sako, žinokit, nebėra gandriukų. Nu tai toks, gal jau reikėtų po truputėlį atsisakyti, bet jeigu turime tokią gamtą, kur nėra gyvūnų dar kažko, tai visai nieko. Kas čia, Aurimai? Čia yra pirtis, kurią galima naudoti kitą dieną. Taip, jeigu neklystu, čia yra ir kažkiek miegamų vietų. Jo, ir 1. ir 2. aukštas. Čia yra pastatas, kur gali miegoti žmonės, vyresni žmonės arba, pavyzdžiui, kaip mano šeima, su vaikais atvažiuoja ir nenori, kad didžėjus jos prikeltų kas 10 minučių. Taip pat, jeigu neklystu, Darius minėjo, kad antrai dienai čia ir būna tas vakarėlis. Antrą dieną iš dalies čia, bet Darius turi dar ir 3. pastatą, kur jeigu 4. 5. grubiai vyksta tom dienom šventę, galima už papildomą mokestį prasitęsti tą dieną ir daryti ten. Ten irgi, man atrodo, yra ir pirtelė, kambariai, terasėlė, žodžiu, ir virtuvė, viskas ten yra. O dabar pradedam į vidų, Aurimai. Dabar jau pasikeiskim, aš noriu, aš. Gerai, galima man papkyti? Nes papkyti daug informacijos yra. Tai gerai, čia yra vienas iš pastatų. Užeikit. Čia galim parodyti tokius antrojo pastato kambariukus. Šiaip kas yra fun, kambarių yra 29 kambariai, kur yra miegamos vietos ir yra
sanmazgai atskiri. Tai kas žino tikrai patogu, va, pažiūrim veidrodėlį. Patėjo. Super. Galėsim, aišku, prodėti ir jaunųjų kambarį. Šiaip apie žmonių skaičių tikriausiai pakalbėsim, kai atsidursim pagrindiniai saliai, į kurią po truputėlį keliavam. Ar nori dar apie lauką kažką papasakoti? Apie lauką. Ne, gal tiesiog pastebėjimas, kad tai nėra vienas laukas. Tai yra ir parkingo zona, kur galima nueiti parūkyti, bet tai yra ir viena, kaip pasakiau, mažoji terasa, gal aš taip vadinčiau, savininkas Darius nemanau, kad taip vadina. Ir tada yra tas slaptasis kiemas. Tai va, parkingai irgi. Jo, yra vietos automobiliam. Čia yra žiauriai patogu dėl to, kad svečiai iš karto pasiema daiktus, iš karto gali keliauti pagrindinį pastatą, kas yra kieno kambariai yra mažajam pastate, nuvadinkim jį taip dabar. Gali irgi patogiai iš karto nusinešti. Jeigu, pavyzdžiui, atvažiuoja kokie nors pasirodymai, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje yra patogus privažiavimai ir jeigu neturit kažkokią staigmeną, galima ją paslėpti iki to, kaip finalinio to momento. Ir labai svarbus dalykas, kad visada jūs, aš nežinau, ar visada, kiek aš esu buvęs, visada svečius pastinka tokia simbolinė detalė, tai yra raudonas kilimėlis čia. Aurimas iš įpročio, dėl pagarbos klientam ir sodybai, ne taip kaip aš, stengiasi nelipti ant raudono kilimo, kad liktų svečiam kuo švaresnis. Ok, gerai, keliavam čia, va, dar vienas veidrodis, ir keliavam į vietą, kur yra šiaip žiauriai smagi. Ten yra personalo kambarys, bet ne ten keliavam mes. Mes nevalsim, kur mes būnam. Jo, keliaujam į šiaip personalo kambariai yra žiauriai geras dalykas, dėl to, kad ir hebrai, kur persirengt, yra vieta ir kur atsipūst, ir kur lauk, pavyzdžiui, pasirodymų savo, jeigu tai yra kažkokios grupės ar dar kas nors. Tai, o mes atkeliavom į kambarį pažymėtą 22 numeriu, tie 2 dvejetai yra ne šiaip savo, dėl to, kad čia yra jaunųjų kambarys. Va taip atrodo ten ženis jaunųjų kambarys, žiauriai platus, žiauriai fainas. Dėl to, kad jūs turit, aš manau, kad mano jaunieji, kiek kalbėjo, sako, fain yra spinta, kur pasidėti daiktukus, yra vietų, kur pasidėti tos pačias dovanas, viską, veidrodis, nuotakai, ar užsidėjus naują suknelę, ar šiaip tiesiog makiažą pasitvarkyti. Kavytė, nežinau, kiek naudoja, bet aš manau, kad naudoja. Hebra, ryte, manau, tikrai naudoja. Jo, ryte yra labai geras dalykas. Apie lovos patogumus nepasakosim. Yra, aišku, atskiras sanmazgas. Čia jie yra šiek tiek kitokie. Ir žiauriai nice turime. Tos vietos irgi daug. Svarbu, kad ta vieta, mano nuomonė, ypač kambariuose ir tokiuose vietose, kad nėra bandoma sukišti į 20 kvadratų, 40 kvadratų būtų. Taip, šitoje vietoje dar eikim į svečių kokį kambariuką. Jo, va čia, jeigu neklystu, bijau sumiluoti, ar čia, ar kitame kambaryje yra tekę būti ir pačiam kaip svečiui. Tai irgi patogu. Lovytė, vėl atskiras sanmazgas, nes kartais šventės vietos turi tą dalyką, kur atrodo kambarių daug, miegamų vietų daug, bet sanmazgas yra ten, nežinau, vienas per aukštą. Dideliai šeimai koksai. Bet ir net ir jie turi atskirą sanmazgą. Taip. Toks jaučias, kad aš esu priklausomas nuo sanmazgų. Bet toks. Tai realiai, jeigu norit žinot, ten ženė talpina, tiksliau migdo 80 miegamų vietų turi. Teisingai? 80 miegamų vietų. Tai tikrai nemažai, nes jeigu, pavyzdžiui, apačioje salėje, kurią jūs pamatysite visai netrukus, jinai patogiam tokiam komfortabiliam tūsui turi šiam žmonių galimybę. Bet jeigu šiek tiek mažinant ant šokį aikštelę, yra galimybė turėti virš 80 žmonių, 85 yra toks, jau maksimumas. Ir mes dedam tada jau 80 miegamų vietų. Nes kartais šventės vietos būna, turi tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, talpino kokį 100, bet miegamų vietų 40. Ir jeigu jis nesiūlo kažkokio išvežiojimo ar kažko, tai toks gaunasi, toks įpareigojimas jauniesiems dar papildomas rūpintis, bet čia tikriausiai iš tos dalykus įsprendžia organizatoriai arba planuotojai. Tai šventės vieta, jinai žiauriai šviesi, jokių papildomų kolonų. Galbūt čia tas yra dalykas, kad mūsų pirma filmuojama vieta bus tokia šiek tiek atspirties taškas kitoms. Kažkada čia turėjo ant sienos tokius šokėjus, jų nebėra, labai ačiū Dariui.
Čia yra spotas, kur yra dažniausiai būna didžėjus. Tikriausiai 9 iš 10 kartų čia buvo didžėjus. Jo, čia toks ir padarytas, kaip matote, elektros lizdelis, viskas pakankamai kokybiškai ir dar tokia smulkmenėlė, čia galima leisti dūmus, ko daugelį vietų darosi draudžiama ir tai prarandam labai didelį efektą, šviesos efektų. Man dar taip pat yra, aš kadangi tu Tautvyd labiau yra technikos dalykas, čia yra trifazis, aš nežinau, kiek jis yra aktualus šventės vietos. Jeigu atvažiuoja grupė su svarbiu raideriu, tada labai svarbus, nes jeigu nebūtų, tai būtų labai... Nes aš esu matęs, kad ir didžėjus yra buvęs čia, esu pats statęs aparatą šiek tiek kitaip, nežinau, ten baigęs, nes viskas trukia, ne? Tai va, tai viskas liuks, ten yra virtuvė ir baro zona. Čia gali viduje įsikurti ir barmenai, jeigu reikia. Jo, nors jie šiaip dažniausiai būna pastatomi čia, turime čia dažniausiai būna pastatomi. Šiaip tai, ką dar daugiau papasakoti apie pačią šventės vietos salę, tai salė yra aišku, mano legendiniai Sanmazgai, šone, irgi netoli, ir atskira erdvė, kur yra kavytė. Ir VC mazgas. Jo, vėl dar vienas, turiminį kavytė, jeigu labai gerai, žinokit, labai normalus šiuolaikiškas aparatas, jokių su šaukštukais ir panašiai. Dar kas yra labai svarbu? Apie Sanmazgą, jau sakė, kad Sanmazgas yra. Jo, man atrodo. Labai gerai, nes su Sanmazga yra taip. Tai va, jeigu taip prabėgant, galiu perbėgti per tekstelį. Varyk. Tai artimiausias taškas sodybos yra šiaip Palanga, bet ir Kretinga yra labai arti. Jo, bet Palanga fotosesijom labai gerai. Jo, Kretingo šiaip bažnyčia yra gana populiari. Ir Žiemos sodas fotosesijom. Ir Žiemos sodas. Kelio asfaltas, vietų parkingui 25 automobiliam pažymėta, teritorija yra privati, tik klientams. Kas daugiau, ką reikia užfiksuoti? 85 žmonės maksimum, šiaip iš to skaičių gal nereikėtų lygiuotis. 60 toks labai tikrai patogiai, esu turėjęs ir 60 ir plius žmonių, Tautis tikiu irgi, tu šiaip tu čia turėsi rugpjūčio pradžioje vestuvės. Gali būti, dar nežiūrėjau. Taip. Šį savaitgalis rūp svarbiausia. Tai va, yra galimybė būti ir lauke svečiam, po stogeliu arba šioje salėje, kur mes esame dabar, yra fontaniukas, čia galbūt, nežinau, tiesiog kas mėgsta. Yra atskiros vietos, kaip ir minėjome, kur gali laukti svečiai grįžtančių jaunųjų. Yra galimybė privažiuoti su automobiliu šiek tiek arčiau. Taip pat vieta, kur vyksta sveikinimai, turiminčiau tikriausiai prisiderinam prie fotografų, videografų. Dūmai, kaip ir tu sakėjai, yra galimi. Jokių konfeti, bet čia manau, jau mes kaip vedėjai vien pamatę pasakom, kad no way. Jo, tai turime, tai kaip ir prie bažnyčios, šiandien nesenai buvo hebra iš praėjusių vestuvių naudoja taip ir šventės vietoj. Nebent jūs jau turit kažkokį grandę dalyką, kur ten, nežinau, šauna taip, kad ten kaip ir būna Lietuvos balsus, ten, kur viskas pasidaro auksinis. Tai jūs tada tikiu, kad kalbėtumėt su sodybos savininku, gal kažkaip sutartumėt. Bet tą tokį vieną padaryti tokį pich. Aš gal pasakyčiau, kad bent jau būtų prasmė valyti. Dėl ko? Va. Tai va, į sodybos kainą eina, žiūrėk, aš toje pafilmuosiu, nes aš niekiek nesuprantu tavo teksto. Ok, sodybos kaina, vėlgi, šiuo metu viena kaina, darbo diena kita kaina, ne sezonų dar kita kaina, tai visą laiką reikia kontaktuoti su savininku, jis tikrai ją patikslins. Ir į sodybos kainą eina, tai yra pats pastatas ir pastatai su nakvynėm, tada personalas, kuris aptarnauja ir jis būna iki pat galo, nes būna kai kurios sodybos, kur personalas būna ten iki 10, o po to jau patys ir tu taurint stalų daugėja. Arba ekstra viršvalandžiai, kas irgi yra nenumatyti, turime į tau nemalonu po šventės dar kalkuliuoti, kiek aš čia papildomai. Taip, tai va čia viskas yra. Tada maitinimas įeina ir maitinimas reikia pabrėžti ir pusryčius. Tai va, tai turite patalpas, turite personalą, turite maitinimą. Viskas. Visi pagrindiniai dalykai čia ir yra. Ir kas svarbiausia, kad ten žemė turi savo virtuvę, tai jau atkrenta. Tai savo virtuvė visada yra daug pigiau nei atsivežti iš kažkur. Bet, nežinai, yra galimybė atsivesti, ar ne? Nežinau, reikia dar jų ko klausti. Bet aš manau, kad čia yra kalbėjimo dalykas irgi.
Taip. Tai va. Dar toks pastabėlė, vat, ir sudarėm, ką kalbėjom, nesenai, čia yra kelios sodybos vienoje vietoje, bet griežtai viena šventė per dieną. Tai reiškia, kai jūs čia švesit, šalia niekas kitas nešves, galėsit būti ramus, būti privačiai ir nėra jokių pašalinių žmonių, esam pakankamai toli tiek nuo kelio, tiek nuo bet kokio miesto, bet tuo pačiu čia yra geras ryšys. Čia jo, dėl ryšio tenais. Ir dar vienas dalykėlis, aišku, gal aš bemontuodamas uždėsiu, gal tu žinai laikus, iki kada galima atvykti ir iki kada reikia išvykti? Atvykti galima, jeigu neklystu, 3 valandą. Jeigu prieš tai nėra šventės, tai kitaip yra, aišku, anksčiau gali. Bet jeigu yra, tai 3 valandą atvykti ir 12 išvykti. Kitos dienos 12 valandą. Jo. Bet kaip ir kalbėjom, prieš tai yra ta galimybė prasitęsti su tuo mažuoju pastatu. Tai va, tai mūsų pirmasis video, labai neteiskit, rašykit komentarus, kokias kitas vietas norim. Kokias kitas vietas ir teiskit. Pasakykit, gal kažko trūko, gal norėt pažiūrėti patalynės švelnumą, gal norėt ar gyvi augalai, ar gražios gėlės. Papasakokit, kas jums įdomu, kad jums palengvintumėm rinktis savo svarbiausios dienos šventės vietą. O gyvi augalai? Jo, štai jo. Štai jo. Nori namo? Ok, gerai, hebrytė, iki sekančio, mes grūšnojam kavą. Įrašykit, kur apsilankyti, o šventės vietos kvieskit mumis. Dar ką nors pradėsi, aš tai galiu prizūminti. Gali išjungti.